Tragedija – mirė Lietuvos ledo ritulio rinktinės treneris Mindaugas Kieras. Lietuvos ledo ritulys neteko šalies sporto šakos vedlio, lyderio ir simbolio. Šeštadienį atskriejo tragiška žinia, kuri sukrėtė visą sporto bendruomenę. Po nelaimingo atsitikimo mirė Lietuvos ledo ritulio rinktinės treneris, buvęs rinktinės kapitonas ir siela Vilniaus Hockey Punks klubo vyriausiasis treneris 45 metų Mindaugas Kieras. Asociacija Hockey Lietuva reiškia nuoširdžią užuojautą mirusio Lietuvos ledo ritulio rinktinės trenerio M. Kiero šeimai, velionio artimiesiems. Mindaugas Kieras Lietuvos rinktinės marškinėlius vilkėjo 2 dešimtmečius, nuo 1999 iki 2018 metų. Per šį laikotarpį sužaisdamas rekordinį 100 rungtynių skaičių ir dalyvaudamas net 20 pasaulio čempionatų iš eilės. Tai ne tik Lietuvos, bet ir viso tarptautinio ledo ritulio išskirtinis pasiekimas. Su nacionalinė komanda jis 2 kartus iškovojo pasaulio čempionato aukso medalius A divizione 2002 ir 2004 metrų. Sykį sidabrą į divizioną 2006 metrų, bei 4 kartus bronzą į diviziono B grupėje 2014, 2015, 2016 ir 2017 metrų. 2018 metrų M. Kieras su rinktine pasidabino aukso medaliu ir padėjo iškovoti kelialapį į aukštesnį divizioną, o pats išsiskyrė daugiausiai rezultatyvių perdavimų atlikusio gynėjo titulu.